Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimo Marijampolės meno mokyklos direktoriaus skyrimo pripažinimo netekusių galių. Jūs turbūt žinot apie pirmininką, apie mūsų naujai išrinktą direktorių. Gaila, kad taip išėjo, kad jį reikėjo rinkti, nors žinojom dūšio, kai jisai nebus, jis ant tarybos narių pradėjo varyti. Nors žmogus ne savo vietoje, ligonis, ir pats parašė pareiškimą ir, ko gero, mes labai tikrai tenkinsim, toks žmogus vadovauti mokyklai tikrai neturėtų. Bet įstatymai yra įstatymais, tai buvo įkirsta, bet dabar matyt padarysim tą, kas turi būti. Ir nuo šiandien dienos po posėdžio pasirašius atleidimą skelbiamas konkursas direktoriaus postui užimti. Ir jis vyks, atrodo, 28 rugpjūčio. Bet kadangi tai diktuoja mums švietimo ministerija. Ir dabar prašom kitą klausimą dėl direktoriaus. Kas čia pristato? Žilinskienė, prašom. Tai Marijampolės savivaldybės tarybos šių metų gegužės 30 dienos sprendimu buvo paskirtas Marijampolės meno mokyklos direktorius nuo rugpjūčio 31 dienos. Tačiau Gytis Širvinskas pateikė Liepos 5 dieną pareiškimą, kad atsisako būti skiriamas Marijampolės meno mokyklos direktoriumi. Šiuo metu jisai nėra sudaryta darbo sutartis ir nėra dar oficialiai priimtas, todėl, kadangi jis atsisako, reikia panaikinti tarybos sprendimą. Tai tiek būtų. Čia aš skaitau kolegos tikrai, kadangi nieks jį nevertė, parašė ir toks elgimasis su tarybos nariais ir rašinėjimai vis tiek būtų privertę mus jam interpretuoti ir atleisti. Bet kada padarė pats žmogus, tai yra turbūt lengviau, kadangi jis pats suprato, kad jis dirbti negalės. Taigi siūlau balsuoti. (21 balsavus už, sprendimas priimamas. Ir sekantis turbūt, kadangi ten buvo įrašyta direktoriaus pavardė ir reorganizacijų, tai dabartis turbūt ta pavardė turi būti. Gerbiami tarybos nariai, yra jums pateiktas sprendimo projektas dėl gegužės 2 dienos sprendimo numeris 1.159 3.2 punkto pakeitimo. Ir šitą punktą siūlome pakeisti taip išdėstant. Įgalioti 3.2 punktas Marijampolės savivaldybės administracijos švietimo kultūros ir sporto departamento švietimo skyriaus vedėja, Marijampolės dailės mokyklos ir Marijampolės muzikos mokyklos reorganizavimo komisijos pirmininkė Asta Vaznienė pasirašyti Marijampolės meno mokyklos nuostatus, pateikti juos valstybės įmonės registrų centro Marijampolės filialų ir atlikti kitus veiksmus susijusius su įstaigos nuostatų ir įstaigos registravimu. Prašom, Rolandas. Merė, mes komitete diskutavom, mes dabar tuo sprendimo projektu tik įgaliojam, kolegos paklausykit, pasirašyti nuostatus. O šita įstaiga veikia ir dabar atsakingas periodas prieš rugsėjo 1 formuoti klases, įstaigos darbą, viskas. Ten yra ta komisija, katras atsakingas bus už šios įstaigos mokslo metų pradžią ir mes nuo komiteto likti taip siūlėm deleguoti į tą komisiją, kuri organizuoja mūsų komiteto pirmininką Gintautą Stankevičių, kad šiek tiek pažiūrėtų ir jisai dalyvautume tame procese, nes kol vadovą naują patvirtinsim, ateis lapkritis, merė, taip. Tai Tikryti niekas nedraudžia. O Gintautas Stankevičius galėtų ten dalyvauti toj komisijoje ir besibūti, tai jeigu taip sutiktumėt. Pritarėm, jeigu nėra prieš. Tai tada reikėtų jau keisti ir dar kitą punktą, reorganizavimo komisijos. Bet čia yra reorganizavimo tvarkoje yra patvirtinta, kas ką daro, kas ką ruošia ten ir šiuo atveju
ne reorganizavimo komisija ten tuos tarifikacijos planus sudarys, tai yra daroma mokykloje ir mokyklos administracija ir buvusi pavaduotoja ten sakė, viskas yra padaryta jau dėl tarifikacijos, o visi kiti dalykai perkraustimo yra pavaduotojas ūkio reikalams. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui išėjo turbūt iš mokyklos, liko tik tai Ūkvedys, tai Ūkvedys sugebės tą viską atlikti. Aš tik tiek. Ne, tai dabar kadangi tai Ūkvedys nepajėgus tą tarifikuoti, tai jis dabar apklausą darys pavaduotojų. Jis žada grįžti. Sakė, jeigu nebus direktorius, tai aš galiu dirbti. Jie vienu žodžiu dėl direktoriaus. Tai dabar jis vis tiek turi atlikti. Šiaip pavaduotoja, kuri dabar yra išėjusi, pasakė, kad viskas yra tos tarifikacijos, viskas paruošta iki to laiko, kol jinai dirbo. Vienu žodžiu viskas bus, skelbiam konkursą. Kad reikia skirti laikiną vadovą, yra, tai žmonės apsigalvos, kas gali. Tai galim balsuoti. - 21 balsavus už, sprendimas priimtas, su tarybos posėdį skelbiu baigtu.